Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nebūna niekada tų lengvų varžybų, nors ir pažiūrėsi, tai turbūt žymiai geriau atrodėme, bet manau, tai visos komandos trenerių puikus darbas įdėtas per šių savaičių treniruotės, nes dirbame sunkiai, taip pat ir taktiškai, daug bėgiojom, tai manau visas tas darbas atsipirko varžybose. Grįžkime truputį kelis mėnesius atgal, ar galėjai pagalvoti, kad žaisi už pagrindą ir būsi išrinktas rungtynių naudingiausių žaidėjų? Pasvajot gal kažkada ir galėjau, bet tikrai tikėtis niekada nesitikėjau. Žaidžiau B komandą, tai norėčiau padėkoti treneriui Dainiui Greviškiui ir visam štabui ten, ir visai komandai ten visą laiką palaikė. Ir aš pats, manau, galiu didžiuotis savim, kad nenuleidau galvos ir toliau tiesiog sunkiai dirbau ir esu dabar čia. Dabar tenka šiuo metu puolime žaisti su Liviu Antaliu, tai jis visą laiką per treniruotę mokina, kad kiekvienas šansas, nors ir vieną turėsi, turi užbaigti. Tai dabar per treniruotės, kad galbūt nestipriau, o silpniau, bet kad kamuolys visą laiką vartose atsidurtų, tai galiu, manau, jam nuopelnų duoti daug. Pavyko jau užuosti, bet taip pat iš komandos puikus presingas, tai pavyko atimti dar ir pavyko mušti. Dabar liko 6 varžybos, 6 finalai, kiekvienos svarbios varžybos ir ten turime kiekvieną kartą imti po 3 taškus. Atidirbom, padarėm savo darbą, kitą dieną jau nauja istorija.